Nu, sveiki, bičiuliai, sveiki, sugrįžę. Oi, prisiskaičiau aš tų komentarų. Šiandien, žiūrėkit, gaminsim sparnelius, pigius, greitus. Kur tie spalvoti nagai? Nėra nagų. Dedam sparnelius, tuo mes juos nusausinsim, greitai pamarinuosim. Šiandien žaidžia Kauno Žalgiris, kas žinot, oi, nukrito. Vat, kas stebi rungtynės, tai prie krepšinio kaip tik greiti sparneliai, reikia greitai juos užmarinuoti, greitai paruošti. Pas mane maždaug 1,5 kilogramo ir visi sako, čia ne tu, tau ne tavo nagai, ne tavo rankos, nu tai kieno nagai čia. Taip, va, dar vieną dėklą išimsiu tuoj. Jeigu čia tilps, man vietos trūksta trupučiuką, bet nieko, tuoj gal tilps. Nu, o kaip sparnelius paruošiu, pasakysiu, ar skaniai gavosi. Bus keletą draugų ateis, pažiūrėti krepšinį. Taip pat ir paragausim šitos sparnelius. O čia dar kamputį turiu vietos, čia dar... O taip, viskas čia turės gautis. Tik tai nekomentuokit, kad čia ir vėl spalvoti nagai daro ar dar kas nors. Gerai, dabar paimsim vienkartinį rankšluostį. Ir va šitaip surinksim nereikalingą perteklių. O, matot, koks rankšluostis įsikio. Perteklių šitų sparnelių. Nu ir paskui, kurie bus labai kokie nuvėpę, atvėpę, mes juos dar nuvalysim. Iš tikrųjų galima būtų nuplauti juos, bet aš manau, nėra prasmės, vis tiek jie dar biškį aš juos parūkysiu, pasimarinuos jie, nėra čia ką plauti. Gerai, tuoj marinuosim. Nudžiovintus sparnelius sumetam į bliūdą. Va taip, va, op. Aš be pirštinių dar kartą kartuoju, kad komentavot, kad nereikalingos pirštinės. Tai darom, kaip jūs sakėt. Kaip sako, taip aš ir darau. Va štai šitaip visus sparniukus. O, kaip bus gerai prie krepšinio. Parašykit, kas už Žalgiris, kas laimės Žalgiris ar Panathinaikosas. Va, kiek daug sparnelių. Dabar imsim terijakį paruoštą padažą. Va, taip. Išpilam. Visus lašelius išvarvinam. Va, taip. Dar išgręžti reikia iki paskutinio lašo. O, papa. Dabar, žiūrėkit, turiu tokią kočiudžiong, nemoku skaityti pastą, ir vieną šaukštą. Čia jinai labai skani, aštri, pipiruota, visokia. Nu, jūs neklauskit, vis tiek ne visi čia domisi, va štai tokį šaukštą drebiu. O, papa. Tarkuojam česnekiuką. O, kaip aš mėgstu česnako, kuo daugiau. Tik tai, vat, paskutinis gabaliukas, kai lieka, tai jis nesitarkuoja. Nu, tai su visais pirštais. Gerai, vienas. Dar vienas. Oi, vos nepabėgo tarka. Galima su presu spausti, bet man tarkuotas labiau patinka, nes jisai labai gerą kvapą dar skleidžia kambarį. 2, 3, nežinau, aš kokius 5, 6, o jūs jau žiūrėkit pagal save. Greitai tarkuojasi, saugokit pirštus ir nagus. Mano tai nagai stori ir oda, tai aš nesaugau. Ai, gerai, čia bus. Čia greitas maistas, viskas, pagreituškiam. Dabar dar dėsiu malto imbiero. Maždaug, manau, taip. Kaip Donatas sako, iš akies viską reikia daryti, tada geriausia gaunasi. Va, štai taip. O, kaip čia viskas užkvipo. Tuo čia audėsiu. Nu ką, pirštinė užsidėjau, žiūrėkit, vis tiek viena ranka su pirštinė, kita be nagų. Kažkaip pagalvoju, kad reikia pamasažuoti, su pirštinė bus... Ojajajajaj. Įtariu, kad aš čia kažkokį padariau jovalą ir kuris bus per daug čia visko bus. Ai, bet bus gerai. Taigi ne aš valgysiu. Juokauju. Bet įtariu, kad pastus pervariau. Bus aštru, labai aštru. O aš alaus negeriu, tai ką reikės daryti dabar? Kramtysiu vienas sparnelius. Nu, reikės nueiti mineralinį, nusipirkti kokio ar ko. Nežinau, nu va, viskas išmaišiau. Eisiu kūrenti grilių, kol jis įsikūrens, kol viską susiruošiu. Tai sparneliai pasimarinuos, manau.
Gal čia reikėjo jų daugiau, bet aš jų daugiau ir neturiu. Čia, manau, maždaug visas šitos proporcijos tiktų geriems 3 kilogramams sparnelių. Gerai, einu plauti rankas. Nu tai ką, kursim kamadokšnį. Gerai, šitą kol kas išimu. Iš šono dedu. Taip, ką mes čia turim iš anglių? O, žinot ką, čia anglių net nereikia. Čia jų dar, man čia iškepsi per pusvalandį, manau. Tie sparneliai įsitroškins 10 minučių kokių parūkinsim. Viskas kūrenu, dujų užsipyriau, žinokit. Užpyriau pats. Nenusidegint pirštų, gal taip pasidėsiu, taip deginsiu geriau. O, šitaip geriau, o taip baisu pirštus nusideginti. Kažkur čia dar vieną įkišim. A, ko jis nedega? Užstikėti, ar ne? Kalbu. Ne, tai aš kalbu specialiai tyliai, kad šitą. Kad mano balsas palikintų, kaip galima kalbėti, mikrofonas koks kietas, šaustras. Va, matot, kaip gerai. Įmečiau. Gerai, dabar paliekam viską, lai įsidega. Grįšim, kai bus anglis įsidegusios. Įsidegė anglis, biškį dar pavalysiu grotas. Čia turbūt prasmės daug nereikia jau. Nėra prasmės daug valyti. Iš Monkey Garage Donatas niekada sakė jau nevalo. Prieš kepimą tik tai. Aš ir po kepimo. Kaip išeina, aišku. Gerai, biškį dabar sudėsime truputėlį užsidėję pirštinės. Sudėsiu deflektorius. Nes ruošiu netiesioginiam kepimui. Nu, tuoj parodysiu viską. Sudėjau, įdedu deflektorius, o su pirštinėm tai nebaisu, bet negaliu grotų paimti dabar, ot bėda. Kur šitas grotelės pasimkit, pirštinės storos, taip va. Gerai, tuoj kitą įdėsiu deflektorių, nu čia nėra ką rodyti. Ai ne, tuoj atidarau. Reikia imti viską kačargą. Bus greičiau. Opapa, įsikėjo kitas reikalas. Taip. Žiūrėkit, ką darau. Dedu rūkimo kaladėlę. Jinai užsidegs, bet nebijokim to. Taip, antras deflektorius keliauja. Tuo čia palyginsim. Opa, čia viskas gerai. Įdedam. Taip, uždarau, kad dūmai nepabėgtų. Uždarau kepsninę ir praktiškai uždarau visą viršų. Einu atsinešti vištieną. Ir dėliojam vištieną. Gal aš čia labai lėtai viską darau, tuoj pagreitinsim. Rankomis dedu, nieko tokio, manau. Nu, pristabdau kamerą, kad čia nežaisti, negadinti eterio. Parodysiu, kai jau sudėsiu. Nu, žiūrėkit, sudėliojom vištieną, tilpo gražiai, tegul rūkinasi kokių 20 minučių. Viršutinė sklendė, nu, praktiškai uždarau, vos palieku. Va, temperatūra bus čia kokie 105 laipsnių, gal 103. Atbėgau pažiūrėti, ar dūmelis rūksta. Ne, viskas, tegul viskas toliau dūmina. Dar sugalvoju vieną paskaninimą, kaip čia barbekių padažo dar patepsiu. Nežinau, ką šiandien gausis. Nu, maždaug taip. Tepu. Nežinau, čia daug nereikia. Karšta. Nu, vienu žodžiu. Ištepu tuoj viską gražiai, jums parodysiu. O tai kai filmuoju ir rodau, negražiai man gaunasi. Riebiai, stambiai, negražiai, dar kažkaip tai. Ai, palaukit, karštą biškutę. Gerai. Tuoj. Nu, va.
Manau, kad tai bus gerai. Va kaip man čia gavosi. Uždarau, palauksiu, kol glazūra atsiras ir manau, čia bus fantastiški sparneliai prie alaus, prie krepšinio. Žiūrim, ką mes čia turim. Oi, žiūrėkit, koks grožis. Viskas, nuimu ir susitinkam prie stalo. Nu, pabarstykim dar sezamo sėklom. O, koks grožis, o kvapas koks. Tuoj prasidės rungtynės, jau draugai kažkur tai pakeliui. Manau, neatšals, prie ką pridengsiu, bet aš vis tiek paragausiu. Atsinešu indelį kaulams ir vieną mažiuką gabaliuką paragausiu. Eik tu namo. Ir žiūrėkit, kauliukas, daugiau nieko neliko. Viskas. Neberagauju, kad visiems užtektų. Ačiū visiems, kurie žiūrėjote. Nepamirškit prenumeruoti kanalo. O mes einam jau valgyti. Iki.